92 metais buvo bebaigiantis teisės mokslus tam pačiam Vilniaus universitete ir jau besidarbuojantis atkurtos Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Ir būtent tai buvo tas laikotarpis, kada kūrėsi ir diplomatinė tarnyba ir supratimas, kad mes 24-5 metų vaikinai ir merginos darome tokius nekasdienius darbus, apie kuriuos galbūt mūsų seneliai ir tėvai galėjo tik pasvajoti. Mes dirbom prie to, kad profesinė prasme, kad paspartint sovietų kariuomenės išvedimą, derėjomės tarptautinėse organizacijose ir su Rusija. Mes skynėmės jaunos valstybės kelius į tarptautinės bendrijos pripažinimą. Valstybei būtina turėti jaunų, išsilavinusių politikos procesus suprantančių kartu ir savo šaliai įsipareigojusių žmonių. Štai būtent TSPMI prieš 20 metų pradėjo savo veiklą kaip senojo Alma Mater Vilniaus universiteto dalis. Buvo ir išlieka ta jaunatviška, nuolatos nelengvų atsakymų ieškanti institucija, kuri sutraukė daugybę motyvuotų, žingeidžių ir norinčių kurti ne tik savo, bet ir valstybės ateitį jaunų žmonių. Man asmeniškai TSPMI yra daugiau nei 10 metų profesinės karjeros ir esu vis dar kupinas sentimentų šiai institucijai ir visad smagu čia sugrįžti. Bet sugrįžus šiandien aš tikrai noriu linkėti, kad tarptautinių santykių ir politikos mokslų bendruomenė, tiek dabartiniai studentai, dėstytojai, tiek ir visi alumniai, kuo toliau, tuo svariau prisidėtų prie mūsų visos valstybės pažangos. Ir aš nebejoju to svorio didėjimo perspektyva. Tad kuo geriausių šventinių renginių ir tikėjimo, kad ne tik vienas žmogus atskirai, bet ir susitelkusi bendruomenė gali nuversti kalnus.